Sveiki, sveiki, sveiki. Esame pašvęsto gyvenimo metų pradžioje. Ir bažnyčia mus kviečia pažvelgti į šaltinius, iš kur kyla pašvęsto gyvenimo žmonės, kodėl būtent šiandien yra aktualu kalbėti, kada yra bažnyčia visokiais būdais gundoma, provokuojama palikti radikalias evangelinės vertybės ir sekti paskui pasaulį. Šiandien kaip niekad reikalingi tie žmonės, kurie radikaliai apsisprendžia už Jėzų Kristų, už Evangeliją. Ir vienas iš tokių nuostabiausių Jėzaus sekėjų buvo šventasis Pranciškus. Jisai patraukė savo pavyzdžių ir savo šventumu. Šiandien mes pakalbėsime apie temą, kuri būtent išskyrė Pranciškų iš visų kitų šventųjų, tie, kur irgi pašventė savo gyvenimus Kristui, kitokiose gyvenimo sferose, tai būtent Pranciškaus neturto pavyzdys. Kaip aš tą neturtą suprantu, kaip jį esu išgyvenęs, tai buvo prieš keletą metų, kada mūsų pranciškonų ordinas pakvietė į naujų evangelizacijų formų bendruomenę ten šalia Romos, Palestrinos miestelėje. Ir ten mūsų buvo kokie gal 4-5 broliai iš visos Europos. Ir tada aš ir toksai amerikietis Paul, sakom, viską dabar mes savaitę eisim irgi elgetaudami, bandysim evangelizuoti tas Romos miesto apylinkės. Irgi taip išėjom, taip kaip stovim. Niekada dar nebuvau miegojęs gatvėje taip atvirų, pavyzdžiui, dangumi. Ir mes kada nukeliavom į tokią vieną vietą, matom, kad jau yra vakaras. Atsimenu, mes būtent nukeliavom į Castel Gandolfo, tai ten, kur yra popiežiaus vasarvietė. Ir aišku, mes į tą popiežiaus vasarvietę įeiti negalim, bet ten labai simpatiškas toks miestukas, labai geri, simpatiški žmonės yra. Ir buvo vakaras, nuėjom dar į mišias, pasimeldėm, išėjom, na ir sakom, dabar tikriausiai reikia pradėti ieškoti, kur pavalgyti. Paprašysim, pasielgetausim ir aišku, reikėtų nakvyniai. Tas mano bičiulis Paul sako, žinai, Paulius, sako, iš karto ieškomės kartoninių dėžių, sako, reikalas patikrintas ir sako, kur nors ramiai pasikavoja naktį, praleisim kartoninėse dėžėse. Na, aš, aišku, turėjus praktiką Lietuvoje, sakau, Paulai, sakau, tikrai duokim šansą, gal kokie žmonės mumis priims, nes mes taip esam darę Lietuvoje. Paprašysim, kaip Pranciškus sakė, dėl Dievo meilės. Jisai taip nepatikliai mane pasižiūrėjo, sako, žinai, Paulius, sako, čia yra Italija, čia, sako, čia ne Lietuva. Bet, sako, jeigu tu taip nori, sako, gali pabandyti pasielgetauti nakvynės. Ir kas buvo labai įdomu, kad miestelis, koks jisai bebūtų katalikiškas, labai žmonės mielai šypsojosi, kalbėjo. Ir netgi mes, jeigu mes prašydom kažko tai valgyti, jie netgi ir duodavo. Bet kai tik paklausdom, gal dėl Dievo meilės rastumėte mums dviems pranciškonams vienai nakčiai pernakvoti, žinokit, buvo labai toks įdomus kartu jausmas ir matyti, kaip keičiasi žmonių veidai. Ir jie tada pradeda visai teisintis, kad vietos neturi ir taip toliau. Bet buvo įdomu, kad visi tie žmonės, jie kažkodėl rodydavo, o jūs, kadangi esat vienuoliai, tai eikite ten į tokį vienuolyną. Ir tame Castel Gandolfo ten buvo ne pranciškonų vienuolynas, bet be galo reiškia didelis. Ir ten gyveno 6 tokie vienuoliai, nesakysiu kokios kongregacijos, bet irgi davė tos pačius įžadus gyventi klusniai, skaičiai ir be savo nusavybės. Na ir, sakom, eisim pas juos tik pačiu blogiausiu momentu, kada jau tikrai matysim, kad niekas mūsų nepriima nakvyniai. Ir jau einant link to vienuolyno, tas mano draugas Paul sako, žinai, Pauliau, klausyk, vis dėlto imamės ir nešamės kartu ir tas kartoninės dėžės. Jaučiu, kad tu matysi, tie vienuoliai mūsų nepriim. Baig, sakau, Paula, čia, žinok, tu patikėk manim, taigi juk jie gyvena Evangeliją. Nu ir kągi mes ateinam, irgi buvo vakaras, jau buvo sutemę, bet dar bažnyčiai vyko kažkokios tai pamaldos, mes palaukom, kol ten viskas baigėsi. Ir kada jau tas vienas kunigas vienuolis jau išleido kitus žmonės, mes tai priėjom, pasveikinom, itališkai garbėsiu Kristų, jis aišku mato, kad mes irgi esam kolegos, esam tokie pranciškonai. Na ir mes sakom, gal dėl Dievo meilės būtų galima pas jumis vienuolyne rasti nakvynės. Ir žinokite, po keletos minučių jis ateina ir sako, žinote, dovanokit, mes neturime jums vietos,
mes kadangi negalim jūsų taip dorai priimti, tinkamai, su, pavyzdžiui, patalinė, mes jūsų visai neprimsim. Mes bandom jam sakyti, klausyk, broli, bet žinai, mums šie patalinės tikrai nereikia, mums tik tai duok, kad stogas ant galvos, nes matote, paryčiais iškrisdavo rasa arba dūkdavo lietutis. Ir mes kažkaip nesinorėjo sušlapti naktį. Ir jis sako, ne, žinote, čia jūs su savo tais kartonais nemiegosit, jūs žinot, kur nors eikit, ieškokit kitur, bet sako, mes, reiškia, jums vietos šiandien nėra. Ir kai už mūsų užsitrenkė vienuolyno duris, aš kažkaip irgi sakau, aleliuja, sakau, Paulai, patyrėm tobulą džiaugsmą, nes kažkada Pranciškus buvo sakęs irgi, sako, jūs, broliai, ar žinote, ką reiškia tobulas džiaugsmas tiems, kurie gyvena neturte? Sako, kai tu ateini pas savo brolius, sako, bandykit įsivaizduoti, kad aš kaip šventas Pranciškus, jeigu ateičiau pas savo brolius į kažkokį vienuolyną, sušalęs, alkanas ir belčiausi, broliukai, atidarykite man duris, čia aš Pranciškus, o kitoje durų pusėje aš išgirščiau balsą kokio nors gero labai broliuko, kuris sako, eik į šią valkatą tu, neapsimetinėk, netikim. Tai jeigu aš dar labiau prašau, broliai, įleiskit, čia aš Pranciškus, esu labai alkanas, sušalsiu. Ir jeigu aš dar išgirčiau, sako, keiksmažodžius ir sako, nepasipiktinčiau dėl to. Ir jeigu manęs vis tiek neįleistų, ir jeigu aš dar intensyviau prašyčiau, belčiausi į duris, o tas brolis durininkas išėjęs mane apkultų mano šonus, sumuštų mane ir išmestų lauk ir sako, jeigu aš ir tuo atveju nepasipiktinčiau, sako, tai reiškia yra tobulas džiaugsmas. Ir žinokite, kai užsitrenkė tos vienuolynų, tos durys tame vienuolyne ir mes atsidūrėm su Polu gatvėje, rankose laikydami tas kartoninės dėžes, man tokia patirtis buvo, sakau, ačiū tau Dieve, kad leidai man išgyventi irgi tą tobulą džiaugsmą. Ir mes tada iš tų kartoninių dėžių pasidarėm tokį namuką, atsigulėm, kitų kartonų užsiklojom ir taip praleidom naktį. Tai mano tokia, sakyčiau, tokia patirtis, toks pat, liudimas, kaip man sekėsi vienokiu ar kitokiu būdų gyvenime patirti tą neturtą ir, sakykime, išgyventi tą tobulą džiaugsmą. Žinau, kad šiandieninis gyvenimas ir tas gyvenimas, kuris buvo 1991 metais, jisai labai pasikeitė. Broliai irgi pasikeitė. Mūsų Lietuvos visuomenė pasikeitė. Todėl, aišku, ir iššūkis ir toliau išgyventi tą tobulą neturtą. Būti ištikimam Pranciškui jisai nėra lengvas. Bet, o kas sakė, kad bus lengva? Tad būkit palaiminti ir sėkmės irgi ieškant savo pašvęsto gyvenimo kelio. Amen. Aleliuja.